Labas rytas, tai jau labai seniai matėmės, dabar verda vanduo, nes darysiuos mačą ir dabar jau ruošiuosi į mokyklą visą laiką ir bus naujas vlogas, nes labai jau seniai filmavau, bet filmavau mažai dėl to, kad vietos telefone nebeturiu ir nebegaliu daug filmuoti video, tai nežinau, ar šitas gausis. Jeigu matot jį, tai gausis. Dabar narausi plaukus, tvarkaus, nes po grįžkos dabar taukinėja ir nežinau, gal daryti su tokiais plaukais, nes jų daug ir jie kaip ir negražiai krenta. Taip nelabai man patinka. O jau nors už ausų susimti ir negaliu. Dažniausiai tiesiog taip susisiau plaukus ir būnu palaidais arba susirišu kažkaip dar plaukus. Ir viskas. Dabar tokia plaukai, nes su kasyte buvau susirišus, kadangi labai patogu yra ryte su kasyte tiesiog susirišus plaukais ir mažiau kenkia, žinau, kaip plaukams, plus buvau su aliejukų, tai jo. Atėjau į mokyklą, buvo anglų kalbėjimas ir vėliau tada biškį pamiršau filmuoti, tai dabar susitiksime. Pamiršau pafilmuoti, kad valgiam, tai visi dauguma pasiėmėm dvigubą šitų spigliukų. Šiaip jie sūrus, tai nelabai skanu. Prilaistė čia dabar. Pabėgau už Kuncės, kad pasidėtų matikės konsultacijai, nes žiauriai prastai su matikė yra realiai. Išbandomą matikė surinkau 12,60, tai ne kažką. Tai dabar einu jau striuką pasiimti ir namo, tai N gavau šiaip nelabai gerai, bet geriau N iš Kuncės negu iš matikės blogi rezultatai. Dabar einu striuką pasiimti. Bet šiaip tais neskatinu pabėgimo iš pamokų, nebent kaip toks atvejis man šiandien buvo. Einu dabar namo ir galvoju, gal pakalbėsiu su jumis. Šiaip šiandien žiauriai kažkaip akis skauda, nežinau, čia nuo akinių ar nuo ko, bet tiesiog labai akis skauda. Ir greičiausiai gal nuo kokio vienas per matematiką ypatingai skaudėjo, tenais yra jau mokytis dabar, nes dar pavasaris, antras mėnesis pavasario, dabar jau jungia vėjelį tą kondicionierių. Tai nuo to kondicionierius greičiausiai mano akis taip reaguoja, nes jau ne pirmas kartas pastebėjau. Ir dar ką norėjau papasakot, tai šiaip aš prieš praeitą savaitę, ir to bus lygiai savaitę, kai išsilaikiau teisės. Iš 5 kartą pagaliau labai džiaugiuosi. Šeštadienį gavau teisės, jau tikrai galiu vairuoti, esu nauja vairuotoja. Grįžau namo. Ir dabar persirinkti naminius rūbus ir varysiu prasitvarkyti, prasišluoti namus. O tada varysiu pamoką daryti, nes vėliau vakarė varom su draugėm į lauką. Kaip žiūriu, šiandien labai jaučiuosi, net iš kiekvienos man tiek akys ašaroja, tai montuojas ir temperatūros neturiu, nes šiaip jau sergu nuo šimtadienio iš tikrųjų, kas buvo kovo 14, tai tą visą savaitę sirgau, bet dar taip silpnai, tada po šimtadienio visą savaitę nėjau į mokyklą, nes baisiai buvau peršalus. Ir tada praeitą savaitę visą ėjau į mokyklą, bet dar nebuvau iki galo išsigydžius ir nuo šeštadienio, bet šitą savaitę dabar yra antradienis, jaučiu, kad vėl dalekai kerta atgal ir jau panašiai daras, kaip sirgau prieš tai ne kažką, nes vaistus visą realiai nustop geriu, bet labai nenoriu antibiotikų ir pas daktarus varyti, kad vėl nepraleis pamokų. Turėjau biškį tempęs, bet išgeriau vaistų, tai nusimušiau, viskas okei. Ir nepadariau jokių namų darbų, nes susitvarkiau, padėjau man pagaminti valgyti ir dabar jau variau ruoštis. Nes varysim, kaip ir sakiau, į lauką. Kad dabar neatrodyčiau tokia syk ir nesijaučiau tokia syk, tai biškį pasidažysiu. Bet aišku, ant akių nesidažysiu nieko, nes sakiau, kad jau ašaroja akis, bet labai mano veidas kažkoks spuoguotas, tai reikia biškį apsimažinti tą vaizdą. Susirašiau, greitai užsidedu akinukus ir varau. Labai keista bus būt už vairo, šiaip nes dar labai nedaug vairavau. Tai yra, iki. Mes be muzikytės. Tai aš dabar supratau, kad reikia muziką kažkokią pasileisti. Tai bus nefilmuosiu, o muziką jau čia leisiu. Atvarėm į trakus, birsi išvengėm. Palaniai trakus į Kernavę. Va čia mes atvažiavom. Edvino biškį apsiriko. Sakė, čia mane sudegins dėl to, kad čia Aukuro kalnas. Lipam. Šiaip pasirinkom ne į patį aukščiausią kalną, nes jau čia neįveiktume, be šansų. Ir čia dar gražiai panorama, sakė, tai bandom. Evelina tai va dabar tenais valypa, mes tai biškį tingim, nes čia pas aukščiausias kalnas. Tai sakė, tenais liko sėdėt.
Mes sakėm, limsim ją pačią ant suliuko, palauksim. Kycia. Ryžas. Dar lipam toliau į kalnus. Jau baisiai padususias. Vos lipam. Jau atvažiavom iš Kernavės į Vievį Maksimą ir vėl mane žiūri, kad aš filmuoju vlogą. Ok, tai jau viskas varau namo, išvežiau visas drauges ir ačiū, kad žiūrėjote rate.